Gyveno kartą valstietis ir valstietė. Buvo jie labai neturtingi, bet gyveno savo be rūpesčių. Vieną. Valstietis buvo pienininkas ir vežiojo po visą karalystę pieną. O valstietė buvo namų šeimininkė ir rūpinosi, kad kiekviename kampe būtų viskas švaru ir tvarkinga. Vieną gražią dieną jie susilaukė gražuolės dukters. Ją nešiodavo visą dieną, nuo ryto ligi vakaro, o jinai vis augo ir augo ir augo. Ir jinai vieną gražią dieną išvyko vežti pieno į 9 karalystę. Ir staiga kažkas trakštelėjo ir sulūžo ratas. Ir ji pamatė atjojantį princą. Ir ji pasiprašė pagalbos. Gal galėtumėt sutaisyti mano ratą? Galėčiau. Ir sutaisė. O ji nuvažiavo ir staiga princas prisiminė, kad nežino jos vardą, bet nespėjo jos paklausti. Parbėgo princas namo. Mama, mama, aš suradau savo žmoną. Ragana labai supyko ir pasakė, tu negali tekėti už valstietės. Tau yra paskirtos 2 seserys, Klėja arba Mėja. Tai arba tu jas vesi, arba aš valdau metus šią karalystę. Princas nuliūdo ir išbėgo į savo kambarį. Ir ragana padarė klastą ir sako princui, ateik čia. Tu gali vesti ją, bet su sąlyga, jei nerasi. O kurgi jinai? Klausė princas. 100-metėje girioje. Geltonam nameliui. Šeškinės gatvėje. 7 korpuse. Ir išjojo princas. Ir pamatė jis geltoną namelį. Pribėgęs, išlaužė duris ir sušuko mano meilė. O jį pasitiko višta. Kut-kuda, karėkų, kuku, kutka karėkų. Ir tuomet jisai sutiko valstietį. Vežė jis pieno į 9 karalystę. Žmogau, kurgi galėčiau rasti juodaplaukę valstietę? O valstietis pamanė, jau valstietis išgirdo apie savo dukterį ir sumanė pameluoti, nenorėdamas, kad jo dukra gyventų atskirai. Ir sako, ji iškeliavo už 9 jūrų, už 9 marių, už 9 kilometrų ir tu jas niekada nerasi. Ir staiga sutiko valstietę. Maloningoji ponė, gal matėte juodaplaukę gražuolę? Ji irgi taip pamanė.
Todėl sumelavo. Ji už 9 jūrų, už 9 marių iškeliavo ir tu jos nerasi. Nuliūdo princas ir parbėgo namo. Ir prasidėjo puota. Atklydo iš tolimų kraštų Klėja ir Mėja. Jie šoko, dainavo ir nenustoja visą vakarą. Ir sužinojo tai Melita. Ir kodėl? Ir pravirko. Ir staiga jinai pamatė, kad kažkas virtuvėje žybsi. Ir išniro krikštamotė fėja. Ko verki, mano gražuolė? Aš negaliu patekti į puotą, nieko tokio. Bėk, kur kol kojas neša, o pamatysi, kuo tu pavirsi. Ir bėgo jinai, ir bėgo, ir bėgo. Ir pribėgo ji upelį prie karalystės. Ir prisiminė, kad jis su skarmalais pažvelgė į upelį ir pamatė, tai ne skarmalai. Ir įbėgo į rūmus. Ten šoko 2 Klėja ir Mėja ir princas. Ir staiga jį treptelėjo ir princas ją pamatė. Ir prisiminė, kad ją kažkur matė. Ir pažvelgęs į jos Gražias akis. Prisiminė, kad tai yra jos Numylėtoji. gražuolė. Ir tuomet jie planavo vestuvių puotą. Susirinko visi karalystės siuvėjai, kad pasiūtų pačią gražiausią vestuvių suknelę. Bet ją pasiuvo krikštamotė fėja. Bet tėvai sužinojo, kad ji ištekėjo už princo, nusiminė. Bet juos nuramino fėja. Nesijaudinkit. Aš padarysiu taip, kad čia būtų rūmai. Viskas jūsų ir gyvensite sau lyg karaliai. Jie labai apsidžiaugė ir gyveno ilgai ir laimingai. Pabaiga. Spektaklio aktoriai. Labai noriu pakalbinti kūrybinę grupę. Kas jūs paskatino sukurti šį spektaklį? Aš. Mes prisiminėm, kad turim dėžę ir norėjom sukurti spektaklį. Kokį vaidmenį atliko Gabrielė? Aš vaidinau valstietį ir raganą. O kas buvo režisierius šito spektaklio? Aš. Saulė.
Liepa, noriu tavęs paklausti, kas buvo sunkiausia šiame spektaklyje? Nežvengti. O Gabrieliai kas buvo sunkiausia? Ramiai sėdėti. O režisieriai? Irgi nesijuokti. Ir suvaldyti kūrybinę grupę, taip? Ar ateityje planuojate naujų spektaklių? Taip, aš planuoju. Alisa ir stebuklų žemės. Apie ką bus šis spektaklis? Kaip Alisa surado stebuklų žemę. Su nekantrumu lauksime jūsų spektaklių. Iki pasimatymo. Ate.